Lūkesčiai aišku dideli, bet kol kas tikrai nejaučiam kažkokio tai didelio spaudimo, labai laukiam, tam ruošiamės, tam dirbam ir su nekantrumu laukiam artėjančių varžybų iš tikrųjų. Kokios didžiausias treneris minėjo, kad yra nemažai problemų dalis komandos žaidime. Kokios jos yra patys dabar didžiausios, nes žaidimas ar nejautimas vieno kito? Tai greičiausia tas ir būtų. Treneris minėjo, tai turbūt normalu, nes visi žaidėjai prisijungia savaitės bėgyje, tai normalu, manau, yra su žaidimo trūkumo. Tai manyčiau, tai ir yra dabar didžiausias minusas pajausti tą visą žaidimą, bet tam dirbam, tam treniruojamės, turime dar dvi dienelės pasiekti optimaliai formai, kaip įmanoma, ir dirbti. Tai sakau, su nekantrumu laukiam, visi jau norim tų varžybų, to palaikymo, tų tikrų emocijų. Kokia trenerio vizija yra, jeigu taip galėtum pristatyti, ko treneris iš jūsų nori, kaip ta komanda turi žaisti ir atrodyti, nes daug naujokų yra komanda ir gali būti net stilius, treneris naujas ir stilius atsitikti. Komandinis žaidimas ir visa ta galia, visų pirma, komandinis žaidimas gynyboje, nuo ko viskas ir prasideda ir tolimesni veiksmai, puolime, greitas puolimas ir komandiniai veiksmai 5 prieš 5. Tai va, taip kad manau, komandinė galia kaip kumštis. Apie pirmąjį varžovą galbūt kažką. Dar kol kas neanalizavome detaliau, ta prasme, tai turbūt bus artimiausiomis dienomis, bet nepaslaptis, buvusi Serbijos, Jugoslavijos mokykla, visi moka žaisti krepšinį ir turi ganėtinai talentingų ir taip pat veteranų žaidėjų, kurie papildo vienas kitą ir yra grėsmingas varžovas. Gerbėm kiekvieną varžovą ir žaisim prieš bet kurį varžovą, kuris bus. Pirmasis varžovas yra Budašinas, taip kad stengsimės įveikti. Treneris ką tik sakė, kad nemėgsta kažką tai žadėti. Jūs ką nors galėtumėt pažadėti? Tai turbūt niekas nemėgsta žadėti, iš tikrųjų pamatysim po 2 dienų ir iš tikrųjų stengsimės laimėti, o kai bus, tai sakau, čia žadėti gali daug ką. Ar Samardžiskis neišpuiko užėmęs 4. vietą Europos čempionate? Ne, aš su juo praeitais metais žaidžiau Turkijoje, tai tikrai šaunus vaikinas ir kad kažkiek tai duodamės jam iš kur, kad nepasikeltų. Beje, apie Turkiją, Darius Songaila, kaip pateko į Galatasaray, nežino tą frazę, kad galbūt lengviau patekti į Eurolygą. Jūs gandai irgi sieja su Galatasaray. Nesigailit, kad atsidūrėt šitą? Ne, visiškai nesigailiu, esu labai patenkintas, labai laimingas, sakau, po 6 metų grįžau į Lietuvą, man tai tikrai yra malonu ir dabar būti Lietuvoje, savo šalyje, kurią myli ir aplinkui pažįstama aplinka, pažįstami žmonės, aš manau, tai tik tai į naudą ir turbūt ir kiekvienam yra malonu būti tarp savų žmonių ir tarp savos aplinkos. Bet ar galima būtų tvirtinti, kad Galtasarajus ir Lietuvos Rytas yra šios atrankos grupės favoritai galbūt? Ar apylygės komandos? Oi, nežinau, sakau, apie kitas komandas visiškai negalvoju, sakau, mes galvojame apie savo žaidimą, galvojame apie kaip įveikti prieš mus esantį varžovą ir turime gerbti kiekvieną varžovą. Visi moka žaisti ir Europos čempionatas buvus Lietuvoje parodė tą patį, taip kad favoritai visi yra favoritai. Dėkui. Ačiū. Viskas, ne? Ačiū Jums.